Labas, mieloji. Šiandien sugrįžtu ir noriu pasidalinti, pakalbėti, galbūt netgi palikti tam tikrų užuomenų apie moteriškumą. Kasgi tai yra, kaip aš tai matau, kaip aš tai patiriu ir galbūt ši informacija tau padės praplėsti didesnį matymą. Kodėl noriu kalbėti? Todėl, kad kiti metai labai bus stipri tokia energija, tokia daugiau vyriška. Tai reiškia, kad jeigu tu moteris ir aktyvuosi savo vyrišką prigimtį, tai tą didžiąją pusę, ar ne, ir nebus tos moteriškosios tavo dalies, tai žinok, kad bus daug nesėkmių. O kadangi kiti metai yra ir kalba apie sėkmės fortūną, tai aš noriu tau pasakyti, kad šitame podcast'e tu rasi tam tikrų tokių perliukų, kuriuos tu jau galėsi dabar šiandien tą ir pradėti daryti. Taip, juk žinai, kad mūsų eterinis tas kūnas susideda ir iš čakrų, ir iš energetinio lauko, tai yra ir vyriškosios, ir moteriškosios. Ir didžioji dalis moterų visame pasaulyje šiandien aktyvios ir aktyvavusios savo vyrišką energiją. Ir viskas su tuo yra gerai. Na, tiesiog laikas, kai buvo galima tą patirti, išbandyti, bet laikas ateina, kai viskas turi sugrįžti į savo vėžes. Tai reiškia, kai visatą užlieja ta moteriškoji energija, ta visatos motinos energija. Ir iš tikrųjų, man pačiai tyrinėjančias energijas ir pasižvalgius dar kartais ir atgal, labai aiškiai suvokiu, kad kol nebuvo atskleistas mano moteriškumas, ten ir buvo pačių didžiausių gyvenimo iššūkių. Ir tu dabar galvosi, o Dieve, taigi aš esu savininkė įmonės, aš esu vadovė, aš visiems vadovauju, taigi aš ta vyriškoji, mano dalis labai aktyvi. Ir leisk tu savo galbūt versle būti tai vyriškai, šiek tiek moteriai, gan negriežtai, bet tuo pačiu aktyvuok ir savo moterišką prigimtį. Kodėl kalbu? Nes moterys grįžusios namo, tame tarp ir tu, pamiršti persijungti į savo moterišką prigimtį ir savo valdingumą, savo ryžtą, savo griežtumą, savo kontrolę. Ką darai? Atiduodi savo šeimai, atiduodi savo šeimos nariams. Ir kasgi atsitinka? Taigi, žinoma, ateina disharmonija. Ir kaip kažkur klausiausi ir sako, ar ne, kai namuose yra du vyrai, ar ne, ar jie gali kartu gyventi? Taip, tikrai negali, tai arba vyras tada eina į šoną, ieško tos moteriškosios energijos, arba vyras sėdi ant sofkos ir netgi sugeba nebeeiti į darbą, nes žino, kad namuose yra vyras, kuris uždirba pinigus, kuris rūpinasi kaip arklys, kaip sakant, ar ne, ir visą gerbūvį neša namo. Tai šiandien aš apie tai ir noriu pasikalbėti. Ir noriu pasidalinti, kad atėjo laikas ir tau pagaliau keistis. Ir jeigu tu sąmoningai to nedarysi, tai vis tiek žinok, anksčiau ar vėliau ateis momentai, situacijos, įvykiai, kai tau visata kalbės apie tai. Nes man lygiai taip pat ir buvo. Taigi atskleisti savo moterišką prigimtį, tai nereiškia, kaip šiandien man būti gražiai, pasipuošusiai, apsirengusiai, kvepiančiai, prisidažiusiai. Taip, galbūt vienas iš momentų yra svarbus, bet pats svarbiausias ir pats aktyviausias tai yra susijungimas su savo energija moteriškąja. Tai yra gilus pajautimas savo moteriškosios prigimties. Nes tu, kaip augdama maža mergaitė, matei savo aplinkoje, kokia galbūt mama, mamos draugės, galbūt kaimynė, galbūt darželyje auklėtoja, mokytoja. Žodžiu, tu iš visur prisisėmei tai, ką tu matei.
Bet atėjo laikas nebesisemti, nebeimti iš tai, ką tu matai, o pajausti savyje, kokia tu esi. Ir žinoma, kadangi jeigu tu moteris esi, kuri laiko visus keturis kampus, visur bėganti, lekianti, vat kaip tas paminėsiu žodį žiurkėnas tame rate, nes turėjau kažkada žiurkėną, tai puikiai mačiau, kaip jisai bėga tame rate ir negali ar nesustoti, bėga, tai lygiai tas pats ir su moterim, visur bėga, visur viską tempia ir tašes neša. Ir vat labai stiprus, aš tą pamačiau ir pati savo per tam tikrą laiką aplinką, ar ne, kaip moterys labai stipriai aktyvavusios programą, ir aš tą lygiai taip pat buvau, aš viską pati. Ir kodėl šita programa, tai žinoma, eina čia iš gilios praeities, iš mūsų protėvių, nes kai vyko karai, moterys tikrai jos, kad išgyventų, kad išmaitintų savo vaikus, jos viską darė, nes vyrai buvo išėję į karą. Ir todėl tos visos programos aš pati stipriai persidavė ir proanūkėms. Tai va, ir nežinau, kiek tu pati domiesi, kiek matei, skaitei, tikrai visą tą labai stipriai apie tai kalba ir yra labai daug moterų, kurios labai stipriai kalba per moters seksualumą, nes ir ten yra labai daug uždarytų energijų ir yra labai daug programų, įsitikinimų, kur seksas yra negeras, kur moteris negali būti seksuali, nes tai reiškia vulgari, nepadori, bet iš tikrųjų jos pilvo zonoje, gimdoje labai aiškiai randama ta tikra gilioji moteriškoji prigimtis. Aš žiūriu pro langą ir negaliu patikėti, pas mane atskrido 2 nuostabūs balandžiai ir toks vaizdas, kad patelė ir patinas, nes labai vienas iš balandžiukų žiūri kitą ir atrodo, oi, kaip noriu pabučiuoti, nes aš esu mačius, kaip bučiuojasi balandžiai. Tai grįžkim prie moteriškosios energijos ir apie ją. Tai labai svarbu atverti savo antrą čakrą, aktyvuoti antrą čakrą ir kad jinai aktyvi būtų ir eitų ta moteriškoji, gražioji energija, nes turbūt ir pati pastebėjai, kad yra moterų, kurios nepasidažiusios, gal net susivėlusios, apsirengusios bele kaip, bet jau jos kaip magnetas traukia tuos vyrus. Tai žinok, kad jos tiesiog yra aktyvavusios savo energiją. Jos yra savo moteriškojoje prigimtyje, savo sraute, kitaip sakant. Todėl labai labai svarbu jį ir tau atrasti. Ir kiti metai būtent ir kalba apie tai, kad jeigu tu būsi savo moteriškoje prigimtyje, aktyvuosi tai, tau gyvenime viskas pradės geriau sektis. Nes moterys, kurios vis dar eis per tą, aš galiu, aš viską pati, aš tempsiu ant kupros viską, tai joms kitais metais laukia dideli iššūkiai. Ir nesvarbu, kad gimimo datoje ir yra tos programos. Šitas programas reikia mokėti pritaikyti. Ir pavyzdžiui, imperatorė, trejetas arba ketvertas arba septynetas arba 25 diena arba 19 netgi. 10 lygiai taip pat, sakyčiau, irgi kalba apie tai, kad savo išmintį, savo tą vyriškąją pusę, savo kūryboje, savo veikloje nuostabu išreikšti, nuostabu dalintis, nuostabu duoti žmonėms, reiškia, Dievas davė tau tą galimybę ir dovaną. Bet yra momentas nepamiršti savo moteriškos prigimties, kaip pavyzdžiui mama, ar ne, žmona,
meilužė, karalienė ir visi kiti archetipai, beje, apie kuriuos aš ruošiuosi projekte savo naujame kalbėti sausio mėnesį. Beje, jeigu tave sudomins ir nori sužinoti plačiau apie 8 moters archetipus, rašyk komentare domina, aš tau atsiųsiu nuorodą, kur tu galėsi su manim susisiekti ir pasidalinsiu apie tai plačiau. Ir kas atsitinka, kai moteris pradeda aktyvuoti savo moterišką prigimtį? Tai pirmiausia, jinai pasitiki savimi. Jinai nebetampa auka, jinai nebesižemina prieš vyrą, todėl vyrai, kurie buvo, sakykime, silpnesni, ar ne, tokie, ir kurie negali priimti tos moteriškos stiprios energijos, nes jiems yra per sudėtinga būti, tai reiškia, jiems moteris tampa nebepatogi, jie tiesiog išeina arba tiesiog moteris galų gale vieną dieną nusprendžia palikti vyrą. Ir viskas su tuo yra gerai, nes jeigu tu keitiesi, tai arba keičiasi ir tavo partneris, auga tuo pačiu lygiai grečiai, galbūt ne tokiu pat stulbinančiu greičiu kaip tu, bet jeigu partneris nesikeičia ir ten vyksta visko labai daug, tai vis tiek anksčiau ar vėliau kažkuris vienas pirmas padarys tą lemiamą žingsnį. Ir nebijoti, aš tai pasakysiu, leisti viskam keistis. Nes kodėl? Todėl, kad vėlgi santuoka, draugystė buvo pastatyta ant moteriškos energijos. Moteris nevibravo tą savo tikrąją prigimtim. Dabar turbūt užduosi klausimas, o tai kokia ta moteriška energija, apie ką? Iškart galiu pasakyti, tu turi pati pajausti, tu gali savo aukščiausiajam aš, savo sąmoniai aukštesniai užduoti šitą klausimą, paimti rašiklį ir pabandyti išrašyti, ką jinai tau atsakys. Pradžiai netgi ir taip. Na, o jeigu yra jau stiprus noras leistis į gilią meditaciją, būseną, tai žinoma, aš tada noriu tave pakviesti gruodžio 12 dieną, nes bus nuostabi diena, tai yra šviesos portalo pats stipriausias momentas, kai atsivers labai labai daug šviesos ir ateis į žemę dar daugiau naujų energijų. Mes vakare susitikusios, aš jums ir parodysiu, kaip galima lengvai, paprastai tą patirti ir išjausti. Kažkam iš jūsų galbūt vienai ar kitai bus lengviau ir paprasčiau pajausti, kažkam bus sudėtingiau ir viskas su tuo yra gerai, bet vis tiek prie to tikrai pavyks prisiliesti. Ir kai moteris pradeda keistis, tai žinoma, pradeda aplink ją atsirasti daug gražių, nuostabių vyrų, nes vyrai jaučia moterišką, seksualią, patrauklę, spindinčią energiją. Kodėl kalbu? Todėl, kad kalbu ir sakau, kad po to nebegalima atsiginti vyrais, nes vyrai jie nesąmoningai nuskanuoja moters energetinį lauką. Ir vyras, kuris yra subrendęs, kuris yra išaugęs iš to mažo berniuko, jis šalia tokios moters visada norės būti. Ir dabar klausyk pačią įdomiausią momentą. Tau nereiks maldauti, tau nereiks prašyti, tau tik reikės vieną kartą pasakyti aš noriu arba užsiminti tik tai ir tau pildys vyras visus norus. Nes tu visą tai darysi per lengvumą, paprastumą ir pasitikėjimą savimi. Nes pirmiausia, tu jausi savo moterišką charizmą, savo moterišką galią, nes ten yra dar viena tokia labai irgi atrasta mano irgi pozicija, kad moterys, kurios yra ir labai vyriškos, bet lygiai grečiai ir turi aukos labai stiprią būseną. Tai vat, kai atsiskleidžia ta moteriškoji, tikroji prigimtis, aukos būsena iškart išeina, jos nebėra. Todėl santykiuose būti aukos būsena nebėra aukos, nebėra ir skriaudėjo. Reiškia, vėlgi arba partneris keičiasi ir jis tau dovanoja gražiausias gyvenimo akimirkas, arba išeina pas kitą, galvoja, kad ten kažkas bus kitaip, ar ne, bet iš tikrųjų
pabijo dažniausiai vyrai tų moteriškų energijų, nes pradžiai su jomis iš tikrųjų reikia priprasti. Ir ne kiekvienas, ypač būdamas berniuko pozicijoje, mažo berniuko pozicijoje, kai jis sako, tu man privalai atnešti, tu man privalai uždirbti pinigus, tu turi šeimą aprūpinti, tu turi tą padaryti, tu aną padaryti, o vat aš tai čia ramiai savo pasiilsėsiu ir nieko nekursiu ir nedarysiu. Tai viskas su tuo gerai. Tiesiog tu turi tą priimti. Ir va čia yra dar vienas momentas - priimti su didelė meilė ir dėkingumu. Nes nieko tavo gyvenime nebūna šiaip. Ir jeigu tu turėjai tokį partnerį, tu išgyvenai ir patyrei, tai tau didžiausias sveikinimas, tai reiškia, kad praėjai šitą kelią, išgyvenai ir dabar atėjo ta diena, tas momentas, kai tu gali keistis. Ir pabrėšiu, netgi kartais nebūtina daryti praktikų, o tiesiog užsiimti moteriškais dalykais, veiksmais, kaip pavyzdžiui, duosiu, ar ne, man patinka labai piešti, man patinka labai šokti, galbūt man patinka labai dainuoti, galbūt man patinka groti kažkokiu instrumentu, bet taip save kaip moterišką prigimtį dar labiau padėsi pasiekti ir išjausti savo tą tikrąją esatį. Ir jeigu tu kiekvieną dieną darysi tai, kas tau patinka, ar tai, kas tau džiugina, vėl tau padės plėstis. Ir tas spindėjimas, ta tokia pasitikėjimas savimi, savo moteriškąją vidinę galią, tau parodys. Pavyzdžiui, tu išeini ir tau vyrai atidaro duris. Tu neprašai, bet jie tau atidaro. Darbe nieko neprašai, tau vyrai ateina ir patys sako, gal tau ką nors padėti, arba gal aš tave kur nors galiu nuvežti, gal tu tiesiog nebenori važiuoti ten, nežinau, daleiskim su autobusu, ar ne. Arba eini gatve ir sustoja ir sako, lietus lyja, sėskit pavešiu. Tai žinok, kad tai jau aktyvavosi tavo moteriška prigimtis. Vyrai net jausdami, pravažiuodami automobiliu, gali daryti tokius netikėtinus veiksmus, kad tu gali tiesiog nustebti. Ir viskas su tuo ir gerai. Tai reiškia tavo bunda moteriškoji prigimtis. Bet yra vienas momentas, kur tu savo tą moterišką prigimtį atiduosi. Ar ištaškysi, skamba gal ne taip gražiai, atiduosi bet kuriam pasitaikiusiam vyrui, ar kaupsi savyje savo energiją šitą ir galbūt kol jis netėjo, nes kažkuris tai ar neišėjo, būtent tu jam ir galėsi padovanoti, nes būnant šalia tos moters, kuri atskleidė savo dieviškąją, deivės, karalienės, imperatorės prigimtį, automatiškai santykiuose ir vyro realizacijoje vyksta labai dideli pokyčiai. Tai reiškia ir finansais, ir aplinka, kurioje ar ne moteris būna, tai reiškia gali pakeisti ir gyvenamą vietą, gali pakeisti stipriai aplinką, gali gauti tai, ko niekada negavo, galbūt tik tai žiūrėdama filmus, serialus kažkada tai ar ne apie tai pasvajodavo. Todėl, kad ta moteriškoji energija yra be galo nuostabi. Ir kai moteris išeina, beje, pamiršau pasakyti, iš aukos būsenos, jinai tampa, taip gražiai išsireikšiu, ir ragana tuo pačiu, pikta, išreiškianti savo emocijas ir tuo pačiu ta meili, švelni ir gera moteris. Todėl ir būnant su tokia moterim, vyras labai aiškiai parodo, kokią pusę jos atskleidžia. Ar ne? Ar tą labiau karingą, siekiančią, nepasiduodančią, ar tą, kuri lengvai einanti, priimanti, mokanti išklausyti, išgirsti ir neduoti vyrui patarimų. O dabar apie tai ir prisiminiau. Pati nuostabiausia moters prigimtis, būnant moteriškume, tai neduoti patarimų vyrui. Kai jam yra sudėtinga situacija, neduoti jokios informacijos. Ir taip vyras gali, pavyzdžiui, pradžiai jam nepatikti, iškelti sceną, bet aš tau noriu pasakyti, tu savo vyrą pakelsi į
aukštumas, apdovanosi savo dieviškąją moteriškąją energiją. Nes ta moteris, kuri gelbėja vyrą, kuri padeda vyrui, kuri rodo pirštų kaip mažam vaikui, ką daryti, vieną dieną jinai tiesiog sužlugdo vyrą ir vyras lieka ten, kur ar ne ateina iki to momento. Tai vėlgi gali būti skirtingai. Todėl atsimink, nepatarinėk vyrui, kai jis tavęs klaus. Arba kai jo atsiras finansuose kažkokių iššūkių, o gal netgi ir darbe, tegu jis eina pas savo draugą ir paklausia, tegu jis eina pas savo viršininką, nežinau, galbūt pas tėvą, kuris gali atsakyti, bet ne tu. Kai šitą kažkada išgirdau ir galvojau, wow, kaip įdomiai. Ir po kelių dienų ateina man gyvenimo vyras ir klausia patarimų ir aš sakau, aš nieko nežinau. Nors realiai širdyje aš puikiai žinojau, ką galėčiau patarti ir kaip toj situacijai viskas susiklostytų. Ir žinoma, kągi jis padarė, tai išėjo nuliūdęs, nepatenkintas, bet po kurios dienos aš išgirdau, kad jis rado atsakymą pas vyriškį, nes vyrišką energiją perduoti, vyrišką energiją, pabrėšiu, duoda labai gerą pojūtį augti. Na ir žinoma, apie pagirimus vyrams ir paminėsiu ir apie dėkingumą. Tai vyrui nereikia dėkoti, koks tu fainas, ar ne, kad tu man nupirkai gėlių, o tiesiog galbūt dėkoti už tai, kad jis prisiminė tai, kad jis yra dėmesingas, kad jis yra malonus su tavimi, kad jis sukuria tau gerą aplinką, kurioje tu jautiesi saugi. Ir tas galbūt vienas kitas žodis arba sakinys gali vyrui užauginti labai didelius sparnus. Bet tada ateina tas momentas, kai vyras pradeda pildyti visas moters užgaidas. Ir žiūrint iš mano šiandieninės pusės, tai kai buvau vyriškos energijose, žinoma, kas dažniausiai būna, moteris viskuo nepatenkinta. O kaip jinai gali būti patenkinta, kai jinai yra atsakinga už viską ir neduodanti prisimti atsakomybės vyrui, ar ne, ir atlikti jo kaip šeimoje esančiam asmeniui, ar ne, pagrindinio vaidmens. Na ir pabaigai norėčiau dar vieną labai tokią žinutę tau perduoti, kad jeigu tu atskleisi savo moterišką prigimtį ir susijungsi su savo tikrąja tą energiją ir spindės tavo akys, veide bus daug šypsenos, žmonės, tai yra vyrai, tau sakys komplimentus, padės. Vienintelio, ko tu turi nepamiršti, kad šalia esantis vyras atsiskleis kaip kūrėjas. Jis kurs ir tuo pačiu atskleis savo irgi tikrąją vyrišką prigimtį, tą savo irgi vyrišką seksualumą, savo vyrišką patrauklumą. Nes kai vyrai nėra savo irgi vyriškose energijose, jie spinduliuoja vyrišką energiją. Dabar išduosiu dar, prisiminiau vieną tokią praktiką, irgi eksperimentavau, man buvo labai pačiai įdomu ir po tam tikro laiko, aišku, dirbant su savimi, aš atkreipiau dėmesį, kad kai aš buvau vyriškose energijose, kai tik tai vyras eina šalia manęs, jisai visada stovėdavo kairėje pusėje, tai yra moteriško energijoje. Kai mano aktyvavosi moteriškoji prigimtis, niekada vyras nebestovi kairėje pusėje, visada stovi dešinėje. Tai gali netgi pasižiūrėti, kaip tu miegi lovoje, kurioje pusėje tavo vyras yra. Jau ir tai gali pasakyti, kokios pas jūs energijos. Ar jos yra normalios, ar ne, moteriška ir vyriška, ar atvirkščiai. Ir jeigu tu pamatysi, kad yra viskas atvirkščiai, pirmiausia, ką turi padaryti, tai priimti, suprasti, atleisti savo, nes tu kažkur
peržengiai savo moterišką prigimtį, pamiršai, apsikrovei, vat, kaip sakant, ant pečių užsidėjai n maišų, o paskui vieną dieną eini per drauges ir guodiesi arba apkalbi savo vyrą. Beje, apkalbos ir išnešimas iš namų savo šeimos nesėkmių irgi yra viena iš pagrindinių priežasčių, kuri vyrą dar labiau menkina ir, sakykime, žemina. Ir nors tas vyras galbūt ir gali negirdėti, bet energetiniam lauke vyksta labai stiprūs procesai, kurie tikrai neduos tau naudos. Todėl iš visos širdies linkiu apie savo antrąją pusę kalbėti arba tik gražiai, o jeigu tau atrodo, kad negaliu ir nėra apie ką, tai geriau tiesiog tylėti ir nediskutuoti, nes tai prives dar greičiau prie didesnių gyvenimo iššūkių. Ir viena, ką tau linkiu, pamastyti ir suprasti dar kartą, kad šitame gyvenime, kuriame tu gyveni, ir visi žmonės, tuo pačiu ir vyras, tai yra tavo tikrasis atspindys. Ir kol tu neatskleisi savo moteriškosios prigimties, savo autentiškumo, savo to kūrybinės kaip būtybės, kaip sielos, moteriškos, ar ne, dėl kurios tu ir atėjai į žemę ir neduosi, neskleisi meilės pasauliui, tai žinoma, pirmiausia meilė sau, paskui visiems kitiems, aplinka labai, labai garsiai apie tai kalbės. Ir kai vyras tau sakys, kad aš tavęs nemyliu, tai žinok, kad jis ne tai, kad nemyli tavęs, bet jis transliuoja tavo programą, kad tu pati nemyli, negerbi savęs. Ir ta programa gali būti ir iš šio gyvenimo kažkurio momento užstrigimas, arba paralelinių gyvenimų, tai yra praeitų, kuriuose tu irgi kažką panašiai patyrei ir išgyvenai. Tai va, tai ką linkiu tau, mieloji, patirti, aktyvuoti savo moterišką prigimtį, aktyvuoti antrą čakrą, stipriai aktyvuoti ketvirtą čakrą, nes iš ketvirtosios čakros labai, kai jinai atsiveria, labai teka dieviškoji meilės energija. Ir kai tu turi daug meilės, iš tikrųjų netgi konfliktiniai situacijai tavęs neima piktis, nes tu supranti, kad ta situacija reikalinga dėl tavo kaip sielos evoliucijos, kad tu kažką suprastum, o neįsižeistum kaip ta maža mergaitė, pavirstum į auką ir kad tavęs kažkas tai gailėtųsi. Deja, bet aukos būsena 2026 metais labai stipriai trauksis iš gyvenimo ir moterys tą stipriai pajautusios, vat tą susigrąžinusios savo, netgi pavadinsiu stuburą, ar ne, stipriai stovinčios ant kojų, pasitikinčios savimi tai, ką daro ir ką veikia, kai dauguma moterų gali būti ir vienos. Ir vėlgi būti vienai negu su bet kuo irgi yra vienas iš tokių momentų. Klausiausi, Karlas Jungas, psichologas, kalbėjo, kad jeigu moteris atsiduria tokioje būsenoje, kai nėra šalia vyrų, bet yra stipriai atskleista moteriškoji prigimtis, tai reiškia, kad jinai yra ruošiama kažkam labai gražiam ir labai turtingam, jos turtingai tai ateičiai. Tai reiškia, kad jinai kaupia energiją. Apie kaupimą energijos ir atidavimą sąmoningai ir nesąmoningai aš dalinsiuosi būtent tame susitikime Laiminga moteris atskleidusi savo potencialą. Nes kai tu išgirsi, kaip tu atiduodi save, tada suprasi, kad netgi vyras ir vaikai iš tavęs negali atimti to, ko tu pati sau tuo metu, ar ne, nuspręsi, ar ne, neduoti, nes tik tu esi savo gyvenimo kūrėja, tik tu sprendi, kaip ir kada ką atiduoti. Ir
Jeigu energijos nėra atkurtas tas balansas, yra disbalansas, tai reiškia disharmonija, tai tave ves prie išsekimo, prie ligų, prie diskomforto, netgi vieną dieną gali atvesti iki visose gyvenimo srityse nemalonių situacijų. Ir tik tai todėl, kad tu sustotum, ir tik tai todėl, kad tu atsigręžtum į save, ir tik tai todėl, kad nertum į tą tylą. Nes tik tyloje, būnant savo viduje, pajaustum save ir pajautusi save, tada galėtum aktyvuoti kitas energijas, tai vat, pavyzdžiui, tą meilę, lengvumą, paprastumą, ar ne, dėkingumą ir taiką. Kalbant apie taiką ir šią labai išskirtinę energiją, kuri beje pas mane net numerologijai kalba 21 skaičiu, tai reiškia iki 22 vienintelis tik skaičiukas lieka, kol tu taikoje nerasi su savimi, tai yra su savo siela, su savo dvasia ir protu, kol nesujungsi šitų ir kūno, tai yra sielos, kūno ir proto į vieną harmoniją, tol irgi negalėsi atrasti tos tikrosios moteriškosios prigimties. Nes kai tu priimi ir leidi būti ir vieną dieną jau tavęs protas nebevaldo, o tavo veda tas vidinis kompasas, tai yra tavo vidinė širdis, vidinis tas rautas, tada tu tiesiog, vat kaip ta upė, jeigu tu nueitum prie upės ir pasiklausytum jos čiurlenimo arba numestum kažkokį, nežinau, lapelį ir pažiūrėtum, ar ne, kaip tas lapelis plaukia. Tai vat moteris ir yra tas lapelis, kuris plaukia tą upę, plaukia pasroviui ir priima viską. Ir netgi jeigu upė yra ten, nežinau, srauni, labai vingiuota arba ten kažkas užkritę, vis tiek tas lapelis anksčiau ir vėliau praplauks pro tą kažkokį barjerą galbūt, ar ne, arba jeigu užstriks kažkur, vis tiek moteris praplauks, nes jinai intuityviai žinos, kaip išeiti iš tos situacijos. Ir tu tą turbūt dabar irgi darai ir tikrai net nebejoju, kad čia šitą podcastą matai ne šiaip savo, beje, jeigu išklausai iki šios minutės, tai tikrai yra tau žinutė iš aukščiau, labai stipri žinutė, kad turi nerti į tą moterišką prigimtį, turi pažinti save, iš tikrųjų, kas esi, ir gana apsimetinėti, gana užsidėti kaukės ir vaidinti, kad aš esu moteris. Ir iš tikrųjų vyrai lygiai taip pat bunda ir, kaip vienas man vyras sako, tai kaip čia man dabar gyventi, aš jau nesuprantu, bet iš tikrųjų, ką vieną pastebėjau, vyrai pabudę, jie per keletą sekundžių viską nuskanuoja ir paskui gali labai aiškiai, konkrečiai išdėstyti tau prieš akis. Ir vat kai tu tampi savo gyvenimo ta kelrodė žvaigždė, plaukianti savo pasroviui, tu nebijai išgirsti kritikos, tu nebijai atsakyti galbūt griežčiau, išsakyti savo nuomonės, brėžti ribas, gerbti save ir mylėti ir neleisti, kad kažkas tau įsakinės ir taip toliau. Nes jeigu tu klausaisi, nes jeigu tu vykdai vyro visus tokius, sakykime, griežtus, tos ar ne, tokius kontrolieriaus visus įsakymus, reiškia, tu esi auka ir jis tave kontroliuoja. Taigi reikia išeiti iš tos būsenos ir atverti savo lengvumą, nes kai tavyje nėra aukos būsenos, nėra ir to griežto vyro. Vyras tada irgi savo prigimtį, savo vyrišką ir tuo pačiu moterišką, nes dar vat irgi, jeigu vyras yra toks despotas, jeigu vyras yra toks griežtas labai, tai reiškia pas jį nėra aktyvuota visiškai moteriškoji ta pusė. Nes kaip ir pradžioje sakiau, ar ne, ir vyras, ir moteris mes turim vyrišką ar moterišką energiją. Man kažkada Jevgenijus mokytojas sakė, kad moteris turi aktyvuoti savo moteriškosios prigimties 60% gyvenimą, ar ne,
O vyriškos energijos būtų 40. Pas vyrus reiškia atvirkščiai vyriškos būtų 60 vyriškumo, atsakomybės, ryžto, ar ne to vat vedlio, įkvėpėjo, drąsos, ar ne? Ir moteriškos va to irgi švelnumo tokio, nes vyras irgi turi būti švelnus ir supratingas, kad vien kontrolė ir ta, kaip sako, su rykšte, neduok dieve, net ten padėsi indą arba šaukštelį, arba išpurvinsi kažką ir namuose ten wow. Tai rodo, kad ar ne, kad pas vyrą labai daug tos vyriškos stiprios energijos. Tai vat ir tuo pačiu reikia dar kartą pasižiūrėti, kaip pas moterį yra, kaip pas tave iš tikrųjų yra. Turbūt greičiausiai ir pas tave tada nebus tos moteriškos irgi energijos, švelnumo lygiai taip pat. Tai va, tai tiek šiandien ir norėjau su tavimi pasidalinti. Na, o jeigu pajaus tavo širdis ir norėtum online gyvai 12 dieną 18:30 susitikti ir pasidalinsiu apie tai, kaip aktyvuoti noriu, o ar ne, vat kaip ta moteris nori iš prigimties tą būseną ir aš galiu, ar ne, viską aš pati. Kaip suharmonizuoti savo vyrišką ar moterišką būseną, kaip per labai paprastas praktikas, elementarias praktikas, kurios gali užimti tik keletą minučių, tavyje gali sužadinti vat tą moteriškąją esatį ir pabrėšiu, čia kalbėsiu ne apie išorę, bet kalbėsiu apie tavo vidų, kaip ten pamatyti va tas moteriškasias energijas, kaip pajausti jas, kaip išvibruoti, kaip išsinchronizuoti ir kad jos vis daugiau ir daugiau tavo gyvenime būtų. Tai va, tai sakau gražios, stebuklingos dienos. Tegu tave aplanko tik pačios tyriausios, pačios gražiausios, pačios šviesiausios emocijos užbaigiant šios metus. Leisk sau būti savimi ir jeigu yra pakvietimas, kviečiu ir asmeniniam pokalbiui, asmeniniai tokiai pabuvimui, nes kas pas mane ateina, tai mes galim ne tik tai meditacijas daryti, o kažkas ir nemėgsta meditacijų, bet tiesiog pasikalbėti ir parodysiu tokį momentą, kur sutelkti dėmesį, kad aktyvuotųsi tos energijos, kad esant bet kurioje situacijoje galima lengviau ir paprasčiau išeiti. Na ir žodžiu, tiesiog jeigu pajausi, kad nori, mielai tavęs lauksiu. Susisiekimo nuorodas paliksiu apačioje. Na, o jeigu tau patiko šis pokalbis ir norėtum palikti dėkingumą mainais, irgi nurodysiu sąskaitą, mielai gali pasidalinti. Taigi, spindėk, šviesk ir leisk sau būti jau dabar moterimi. Ne tik iš išorės gražia, susitvarkiusią, tvarkinga, bet ir savo vidumi švari, spindinti ir būna